Sveiki visi, na ir pagaliau pas mane rankose visi Guide termovizoriniai priedėliai, visa jų linija, įskaitant prietaisą su 1000 matrica. Šį prietaisą aš išbandžiau ir turiu jums pasakyti, jog jis rodo nuostabiai, iš tiesų rodo labai gerai. Kita vertus, kuomet jis yra sumontuotas ant optinio taikiklio ir optinėme taikiklyje darai artinimą, tas jo privalumas susiniveliuoja iki va šito va prietaiso. Čia su Hebra dažnai pasišnekėdavom, kodėl gamintojai nededa ten 1000 matricos būtent į kažkokį tai priedėlį. Na ir pasidarė daugiau negu aišku kodėl. Jis tiesiog prie tam tikro artinimo, na šiuo atveju pas mus buvo apie 6, man atrodo. Jis praranda tą vaizdo kokybę, na ir nerodo taip, kaip galbūt tikėtumės iš prietaiso, 2 kartus brangesnio negu va šitas. Todėl, švelniai tariant, nerekomenduoju šį pirkti prietaisą su 1000 matrica. Iš tikrųjų, einamiausi modeliai Guido bus šitie su 640, 400 Guido matricom su integruotais tolimačiais arba be integruotų tolimačių. Kitas dalykas, va tokį va žiedą uždėjus ant Guido, kuris kainuoja 1400 eurų ir va čia užsukus okuliarą, jūs gaunat universalų prietaisą, kurį galit naudoti tiek medžioklėje, stebėdami, tiek užsimontuodami jį ant savo ginklo. Mano akimis žiūrint, tas Maro žiedas čia išsprendžia labai daug klausimų ir aš visada buvau prieš tuos ten sukinėjimus, reiškia, okuliarus, kurie sukdavosi ant sriegio, todėl kad tas sriegis būdavo visą laiką labai mažiukas ir aš naktį sėdėjau bokštelį, specialiai pasiėmęs ten ir priedėlį, ir žiedą, ir sukinėjau. Nu, ir patikėkit manim, tai yra, lietuviškas žodis geriausiai tinka hemorojus. O čia sprendimas tikrai patikimas. Esam ne vieną sukomplektavę, ne vieną darę, prišaudinėję patys. Ir čia yra sprendimas už protingus pinigus tam, kuris neturi rankinio termovizoriaus, tam, kuris neturi priedėlio ant savo dieninio taikiklio. Čia yra sprendimas numeris 1 šiandien už protingus pinigus. Tiek naujienų iš Guide apie 1000 matricas, kurių neverta pirkti. Čia buvo Rokas. Visiems geros dienos. Ate.